Sveiki, automotofanai, šiandien pas mus apžvalgoja naujausias Audi S5. Išbandysim ir įvertinsim. Šis Audi S5 modelis yra aprūpintas 3 litrų TFCI benzinio variklio technologija. Tai V6 agregatas su turbina, išvystantis net 270 kW galią arba 367 arklio galių ir net įspūdingą 500 Nm sukimo momentą. Tai įsibėgėjimas, pagreitėjimas nuo 0 iki 100 užima mažiau negu 5 sekundės. Jeigu būti tiksliam, tai 4,7 sekundės. Pavarų dėžė 7 laipsnių S-tronikas, dvigubos sankabos, automatizuota aišku. Quattro visų varančiųjų ratų pavara. Tai Quattro, aš manau, tai rinkos etalonas, sistema leidžianti automobiliui išlaikyti stabilumą bet kokiamis oro sąlygomis. Turbūt artimiausi konkurentai tai Subaru su savo AVD sistema, vieni iš etalonų rinkoje. Elegantiškų formų priekinės single frame grotelės, didesni oro įsiurbimo angos ir S5 skriemės ženklai. Standartiškai montuojami 19 colių ratai, bet galim pasirinkti ir didesnius. Salonas prabangus ir sportiškas, subalansuotas dizainas su S sportinėmis sėdynėmis, odinių salonų ir aliuminio bei karbono apdaila. Man patinka Audi S5 dizainas, tai kažkoks mišinys tarp dinamikos ir komforto. Atrodo tarsi sedanas ir sportbackas viename automobilėje, kurį leidžiama ir galima naudoti ir žiemą ir vasarą dėl Quattro sistemos, tai jokių problemų. Na ir aišku, įspūdinga išvaizda. Ne viena nepaliks abejinga. Bagažinė gan erdvi, dėl savo dizaino jie labai lengva kažką pakrauti arba iškrauti. Kaip matote, apdailos medžiagos įspūdingos kokybės, daug zamšo, plasmasių minimum ir tai nebijos jokių įbrėžimų. Kaip matot, erdvė ir pats tūris bagažinės, nėra mažas. Viduje, antra eilė, vietos ne per daugiausia, aš su savo ūgiu 1,85 m, taip vos telpu, lubos, aš jau siekiu galvą, tai nepasakyčiau, kad man būtų komfortiškai ilga kelionė pasirinkti būtent tokį automobilį, bet bendrai apdailos kokybė, kas liečia sėdynės, visos medžiagos, tikrai įspūdinga. Ir čia jokių priekaištų aš neturiu. Turim ir porankį, sėdynės, tai kokybė gera. Gale pora USB Type-C jungčių, klimato kontrolė ir šildomos sėdynės. Priekyje net 3 ekranai, tikrai labai aukštos kokybės ir gera raiška ir kokybiškai šriftas įskaitomai. Taip pat yra papildomas 3 ekranas keleiviui, galima daug reguliuoti, pamatyti navigaciją, apsai, radio perjungti, valdyti, galima laiką pamatyti. Šiaip toksai žaisliukas, bet greitai veikiantis, nėra jokio lago, kaip matot, gan patogus, tai ilga kelionė neprailgs, tai keleivis galės ir pamaigyti, kažką perjungti. Tokia, kaip sakoma, komforto įranga, kuri leidžia nenubadžiauti kelionės metu. Ir kaip matot, beveik viską galima iš jo valdyti, kaip ir automobilių nustatymus, sėdynių masažo funkcijas, jeigu, aišku, tokią funkciją jūsų automobilis turi. Priekyje pora Type-C USB jungčių, puodelių laikikliai, ir elegantiška Black piano lako apdaila. Kaip matot, panoraminis stiklinis stoglangis jau perjungiamų skaidrumu, kuris fiziškai neužsidaro ir neatidaro. Skaidrumą galima reguliuoti mygtuko paspaudimu ir jis arba tampa skaidresnis, arba nepraleidžia šviesos, beveik nepraleidžia šviesos. Tai tokia naujoviška funkcija, bet atrodo įspūdingai. S-Line tipo sportiškos sėdynės, labai geras šoninis palaikymas ir dera prie viso interjero Audi S5. Gražiai startuoja Audi, 3 ekranai. Turim projekcinį ekraną,
geros labai kokybės, fainai. Ir kas man patinka, Audi stebi aplinką ir va šitam ekrane rodo, jeigu šalia važiuoja automobiliai, kažkas tai kaip pas Tesla ir panašius modelius. Multimedija didžiulė, kokybė labai gera. Pažiūrim, pavyzdžiui, kameros kokybė. Iš šono, kaip mes norim. Iš galo, šono, iš priekio. Kamera tikrai nebloga. Turim navigaciją, multimedija šiaip veikia gerai ir greit, tai jokių priekaištų aš čia neturiu. Kaip matot, kokybė gera, va, kaip greitai juda, o svarbu, kad jinai veiktų greit, geras būtų šriftas, na, viskas būtų įskaitoma. Čia atrodo jau kaip kompiuteris, kaip gera planšetė iš tikrųjų. Taip ir vairuotojų skydelis tas pats, kokybė gera. Galima tokį minimalų vaizdą, galima su tam tikrą informaciją, ją galima perrenginėti, kaip mums patogiau, navigacija arba lap time, kaip sakoma, automobilis vis dėlto toks sportinis labiau. Taip, tai pavažinėsim, pažiūrėsim, kaip jis, pavyzdžiui, normaliam gyvenime, kasdien reikia su juo važinėti. Vairas lengvas, nesunkus, gerai subalansuotas, neblogai laikyti, turim vairo šildymą, tai net ir žiemą tikrai pravers. Keletą važiavimo režimų. Individual, dynamic, jeigu norim palakstyti, comfort, komfortiškai, efficient, pataupyti kurą. Na, važiuojam individual. Gražus variklio garsas, 3 litrų variklis, benzinas, tai automobilis tikrai gali. Dėl pakabos, jinai labai sportiškai sukonfigūruota, iš tikrųjų, atvažiuojam, pavyzdžiui, sniegas, tai jaučiasi tokie mikrosmūgiai į mano kūną, tai tikrai nėra taip, kad automobilis labai komfortiškas, palyginus su Audi A5, pavyzdžiui, A5 aš ten serenadas dainavau dėl pakabos, jeigu mes kalbam apie daily life, kaip sakom, važinėti kasdien. Jinai iš tikro aukščiausio lygio. Čiagi pakaba subalansuota labiau tokiam sportiniam važinėjimui, tai reikia turėti tai omeny. Jinai nebus super minkšta. Jinai tokia premium, subalansuota neblogai, taip laiko kelią gerai, bet jeigu kokia didesnė duobė, tai jau prasimuš. Na, užtat valdymas bus daug geresnis. PPC platforma, kaip ne kaip naujausia. Pati ergonomika man nebloga. Matomumas trupučiuką prastesnis negu pas Avantą. Man toks jausmas, kad veidrodėliai kažkiek priekį, gal galit pakomentuoti, galbūt aš klystu, bet toks jausmas, kad vis dėlto tas korpusas sedano, jisai, na, ta aerodinamika ir kažkiek tai matomumo, to komforto, ergonomikos keičia. Ir viskas čia labiau subalansuotas sporto link. Tai, kaip sakoma, sportinis automobilis, su kuriuo galima daug. Dėl garso izoliacijos man irgi pasirodė, kad jinai čia prastesnė negu pas A5. Turbūt, kad tu girdėtum tą kelią, variklį. Na, kaip sakoma, šitas automobilis, jisai orientuojasi ne į komfortą, o į jausmus. Jeigu jūs norit palakstyti, norit turėti daug arklių po kapotu, tai čia būtent reikia žiūrėti į S5 modelį. Jeigu jums reikia tokios šeimos automobilio, kuris gražus, fainas, tai aš rinkčiausi tada A5 Avantą. Va, gulintis policininkas, pažiūrėsim. Na, jeigu nedidelis greitis, tai dar pakenčiamai, viskas tvarkoja, bet jeigu bus didesnis greitis, tas smūgis stipresnis, iš tikrųjų stipresnis. Bet užtat koks garsas variklio. Ne, čia
žinot, miesto sąlygom turbūt jį net neišnaudosi, nes tu tik paspausi, važiuosit 50-100, ten jisai įsibėgėja labai greit. Ir tokių orų aš jums tikrai neparodysiu visas galimybės šio automobilio. Kas liečia kuro sąnaudas, tai aš kol važiavau čia, pravažiavau 17 km, tai važiavau mieste, pagrinde buvo tikrai miestas, 21 km per valandą, vidutinis greitis jis tikrai nėra didelis, tai kaip matot 11 litrų suvalgo. Jeigu nebus tų kamščių, nebus tokios žiemos, didesnis greitis apie kiam, tai turbūt jisai valgys tikrai mažiau. Bet kaip 3 litrų varikliui, manau, čia įspūdingas rezultatas. Tikrai nedaug suvalgo. Ir čia nėra hibridės, kaip kokia Toyota ar panašiai. Na va, koks kelias, nelygus, nuvietas, tai įvertinsim pakabą. Kaip ir sakiau, važiuojant lėtai, na, vat kažkiek prasimuša, net dreba mano biški balsas, nes jinai sportiškai subalansuota pakaba. Tai komforto kaip su A5 čia nebus, užtat bus sportas. Man patinka, kaip Audi sugalvoja šitą dalį valdymą, visą konsolę, ir sėdinės, ir veidrodėliai, ir žibintai, viskas po ranka. Tai labai patogu. Sėdim, reikia kažką pamaigyti, jungti, išjungti, nieko nereikia ieškoti. Garsas reguliuojamas arba čia, kas irgi patogu. Na ir vat, dėl pakabos, aišku, klausimai man kyla. Jeigu reikia komfortiško automobilio, na, jis galbūt čia galima reguliuoti tą pakabą. Žinot, aš kažkaip dabar pradėjau taip galvoti, kad galimai čia aš kažką galiu sureguliuoti. Na, neatrodo, kad galiu. Na, bet rašykit komentaruose, gal aš klystu ir čia pakaba yra reguliuojama, kurią galima tikrai padaryti komfortišką. Bet jeigu aš, pavyzdžiui, gerai, jungiam komfort režimą, pažiūrėsim, ar pasikeis kažkas. Sunku net pasakyti, gal kažkiek minkštesnė tampa. Nu, galimai, žinot, arba aš pripratau prie automobilio ir jis jau tampa man mielas ir fainas ir ta pakaba, bet vis vien, va, tas trupučiukam yra. Bet nieko nepadarysi. Jeigu nori gero valdymo su tokiu varikliu, minkšta labai pakaba, neįmanoma bus valdyti automobilio. Pasibaigė mūsų bandomasis važiavimas su S5, tai pirmą noriu padėkoti Audi centrui Vilnius už galimybę išbandyti tokį automobilį, tai prašom, Ukmergės gatvė 252, daug Audi modelių, bandykit, ieškokit savo svajonių automobilio. Na, pakalbėsime apie pliusus minusus. Tai kokie pliusai? Galingas automobilis, tikrai galios per akis, mieste net neišnaudosite galios, tai, kaip sakoma, automobilis gali. Antras pliusas, labai gera apdailos kokybė. Kaip tu sėdi, sėdynės, kaip jie tave palaiko, vairas, vat bendrai visas tas jausmas, apdaila, medžiagos, tikrai premium jausmas, toks wow. Fainas stoglangis, na, padirbėjo Audi čia gerai. Ir dar vienas didžiulis pliusas, tai aišku jo išvaizda, pažiūrėkit kaip jis atrodo. Na, tikrai traukitės dėmesį, automobilis, pravažiuosit, nei vienas atsisuks, pažiūrėti, kas čia per Audi. Na ir apie minusus. Man jisai pasirodė gan toks iš ergonominės pusės, pavyzdžiui, kai gale aš sėdėjau, tai man neužtenka vietos, kaip ir kojam, taip ir galvai, vat visas mano tas ūgis, na, paprasčiausiai netelpu į tą automobilį normaliai, komfortiškai. Tai va toks man šiaip minusas. Jeigu didelė šeima ir va tokie vyrai kaip aš, tai gale jau bus taip komfortiška važiuoti. Jeigu mes lyginam su Audi A5, tai jo pakaba man pasirodė kietesnė. Turbūt, kad jisai labiau sportiškai subalansuotas, bet jeigu mes važinėjame mieste ir norim tokio jau visiško komforto, tai aš pasirinkčiau A5 modelį negu S5. Dėl to, kad pakaba, na, kieta, iš tikro kieta. Ir jeigu lyginam garso izoliaciją su Audi A5 modeliu, man pasirodė, kad A5 yra geriau garso izoliuotas, taip pasakysiu. Tikrai garso izoliacija man pasirodė A5 geresnė. Čia toksai, na, tu girdi kelią, tu girdi variklį. Galbūt čia ir yra idėja, kad automobilis galingas ir tu nori jausti tą kelią. Žinot, kaip su motociklu, tu važiuoji,
apie kokią garso izoliaciją mes galim šnekėti, mes jaučiam tą kelią. Tai dėl to galingumo, dėl to sportiškumo turbūt jis taip ir subalansuotas. Bet man asmeniškai tai yra kaip minusas. Aš norėčiau labiau komfortiško automobilio su geresnė garso izoliacija, jeigu moku tiek pinigų. Po bandomojo važiavimo kuro soundas buvo 10,5 litro, bet gan kamščiai 23 km/h vidutinis greitis.